Didžiausias energijos vagis tavo gyvenime nėra darbas ir ne žmonės, tai nuolatinis pasipriešinimas tam, kas yra. Sąmoningos lyderystės filosofijoje mes sakome, kad kančia atsiranda tada, kai ginčijamės su realybė. Ir tą ginčą mes visada pralaimime. Kai dirbu su klientais, kurie jaučiasi užstrigę, mes naudojame 4A principą. Pirmasis – acknowledge, arba lietuviškai pripažink. Nustok apsimetinėti, kad viskas gerai. Pasakyk tiesą. Aš bijau arba aš pykstu. Be dramos. Tiesiog faktas. Antrasis – allow, arba lietuviškai leis. Nebandyk to jausmo sutvarkyti, užgniaužti ar pakeisti pozityvumu. Leisk jam būti. Tiesiog būk su tuo. Trečias – accept, arba priimk. Nustok teisti save už tai, kad taip jautiesi. Tai nėra klaida, tai tavo dabartinė tiesa. Ir ketvirtasis, sunkiausias – appreciate, arba lietuviškai padėkok. Ras bent vieną priežastį padėkoti tai situacijai. Gal tas nerimas rodo, kad tau rūpi, gal tas sąstingis saugo tave nuo klaidingo žingsnio. Paradoksas, kai nustoji kariauti su savo jausmais, jie nustoja tave valdyti. Būtent čia įvyksta tikroji transformacija. Ne bėgime nuo savęs, o grįžime į save. Jei jauti, kad atėjo laikas netaisyti save, o iš tikrųjų susitikti su savo galia, būtent tai mes ir darome mano sesijose. Parašyk man žinutę su žodžiu pokalbis ir susitikime.